Oi, labas rytas, draugai ir žiūrovai. Turime dar daugiau sniego, nes sninga. Ir einame pusryčiauti. Ką, turim košytės, tradiciškai. Turim riešutukų visokių, anakardžiai, razinas ir panašiai. 9 traumų treniruotė mum. Šiandien laisvas stilium, ilga treniruotė, kilometražai. Bandysim, žiūrėsim, kiek gausis. Planas apie 2 valandas. O jei išeis daugiau, bus energijos, darysim daugiau. Tai va, einam treniruotę. Turim šitokį geliuką, nes šiandien ilgai važinėsim. Pasiėmėm geliuką, pasiėmėm bananą ir pasidarom arbatos. Tai žiūrėsim, kaip seksis ir susitiksim trasoj. Nu ką, padariau šiandien 30 km per 2 valandas 23 minutės. Belia kaip sunku buvo, nes visą laiką snigo ir labai sunku slysti ant šviežio sniego. Sveiki visi. Daujotas ką tik grįžo po treniruotės. Aš atėjau pas jį aplankyti. Užsisakėm su lenkais Voltą. Pavalgėm. Nemokamas deliveris buvo. Nu, dabar va Daujotą duosiu pakalbėti. Tai va, pabaigiam treniruotę. Dabar reikia susitvarkyti, pabiškai dėtis daiktus ir to išvažiuojam, nežinau kada, 6 ryto maždaug. Tai? Man atrodo. Tai va, tai reiks daryti pavalgyti, tada pagulėti, pamiegoti gal kokį pusantį valandą ir tada eisim apie jau 3 valandą į gymą. Kažką patarkuosim ten, nežinau. Dabar einu išgersiu proteino, pasidarysiu va šitam, tada pavalgysiu kažką. Ei, ką darai? Plakasi savo proteiną. Vis tiek nieko jam tai nepadės. Vis tiek liks toks lavonas, koks ir liko lavonu. Labai nori į olimpiadą, sakė, važiuot. Bet nuvažiuot vieną, o sudalyvaut kitą ir parodyti rezultatą. Sakė, jisai dalyvaus 26 metų olimpiadai. A neduoja tai? Paslaptis. Sakė, paslaptis, neįdomus jisai. Bet man sakė, jisai planuoja į 26 metų olimpiadą važiuoti. Taigi, esu antroji treniruotė. Klasika šiandien. Nu, ne šiandien. Klasika dabar ir iš tikrųjų šaltoka, stiprus vėjas ir šiandien labai gerai kimba tepalas ir vėžės užšalusios, tai labai gerai slysta ir į kalnus kylasi gerai. Bet vienas minusas, kad turiu lazdas su tokiais dirželiais, nes savo sulaužiau, tai tik tas minusas. Šiaip važinėsim 5 minučių, tai taip ramiai, sunkiai ir viso. Tai ką, susikrovėm su daiktus beveik, liko čia smulkmenos ir noriu padėkoti visiems, kurie liko iki pat galo su manim, mano stovyklai, žiūrėjo mano vlogus, mano kiekvieną dieną, tikrai dėkui, ačiū už pagalbą, už suportą, tai tikrai dėkoju, va, turim susikrautą beveik, čia dar liko ten kuprinė ir viso.